Labas rytas, šiandien yra pirmadienis, atrodo 28 diena rytas. Tai va, eidamas praustis, žiūriu, yra toks Andy Oliver, kurio va čia šitas Quickas stovi. Jau gal trumpai pasakojau, kad jisai skraido ir per La Manšą dažnai ir padeda žmonėm tai padaryti ir daug tokių tripų čia ir po Europą ir visur daro. Tai va, susipažinau truputėlį Facebook'e, apsikeitėm. Tai dėl skrydžio per La Manšą, ką jisai papasakojo tokius esminius dalykus, tai kad jie stengiasi skristi po du, kad jeigu kažkam vienam nutinka, kitas lieka ore, žinai, gali kontaktuoti ten su bokštu, šnekėti ir taip toliau. Jie visą laiką turi transponderį, turi dar tą beacon, nežinau kaip čia išversti. Yra tam tikros taisyklės, kaip nusileisti į vandenį, kad nusileisti arčiau valties, kad laikyti barą ne taip kaip visada, o iš apačios, kad rankų nesusilaužyt, vieną ranką laikyti ant diržo, kad atsisekti greičiau, transponderį jungti ant avarinio, kai jau leidėsi, kad tave irgi girdėtų, tai irgi iš skrydžio plano pateikti, tai reiškia, jie žinos, kad su tavim kažkas yra negerai. Tai dėl apsirengimo irgi specialus yra tas kaip ne naro, o tas neopreninis toksai kostiumas, kad šilumą laikyti, nes čia vanduo šaltas yra, čia yra problema. Ir gelbėjimosi liemenė, aišku, kad nepaskęst paprasčiausiai. Tai tokie dalykai. Šiaip iš įdomių faktų, tai va šitas žmogus, jisai neseniai pasiekė ribą 500 skirtingų aerodromų, kuris yra buvęs nusileidęs tokį rekordą. Neseniai užfiksavęs, tai jo, fainai susipažinti su tokiais. Aš pasiruošęs startam, einu prie palapinės, mane atvežė mūsų technikai. Ten vat yra palapinė, kuri leidinėja visus į karantiną. Nešuosi vat visus savo daiktus, žemėlapį, visokius ten tušinukus. Ir turėsiu jau dabar išjungti telefoną, susipakuoti. Turėsiu su savim supakuotam vokę. Iki, sėkmės man. Štai pareina mūsų čempionas vis dar. Kaip sekėsi? Navigacija gerai. Radau 9 nuotraukas iš 10. Vieną pramazinau, bet tas apskritimas, su apskritimu gali būti prastai. Toje vietoje, kur reikėjo daryti ratą, toks, plynas, kaip vėjo debesis. Aš pradžioje, neatkreipiau tai dėmesį, o kaip ratą jau skridau, tai ten, tai į viršų, tai į šoną, mane ten vartė. Ir vėjas iš tikrųjų aukštai yra. Čia pas mus atrodo, kad to vėjo nėra. O ten skrendant jis yra. Tai su apskritimu bijau, kad nulis nebūtų, nes yra apatinė ta riba 800 pėdų. Tai taip. Pamatysim. Šaunuolis. Štai ateina mūsų antras lakūnas. Na kaip pasisekė, sakyk, ar pavyks tą Maksimą aplenkti? Kaip įspūdžiai? Maksimą tai ne. Nepasimečiau. Nepasiklydai? Nepasiklydau, tai tas gerai. Bet nuotraukų tik tai 3. Bet vis tiek grįžai laimingai. Kaip orelis? Oras tai pabaigoja biškelį, jau termikai pradėjo smarkiai dėti. O laikas, tai likti viskas normaliai su laiku. Supratau. Laukiam rezultatų? Žiūrėsim. Ja. Mes su Ryčiu atsisėdom į vipinės ložės pavėsį stebėti tikslaus tupdymo rungtį. Šiandienai tai yra 3 jau rungtis. Pirma buvo navigacinė, antra buvo ratas apskritimas ir sujungti buvo kartu. Nieko negalėjom filmuoti, telefonai buvo užplombuoti. O dabar filmuoti galim. Laukiam savo eilės. Dabar lėktuvai pabaiginėja, paskui autožyrai, paskui skraidyklės. Tai skraidinėja mini sportas, kuris yra su slydimu. Per toli. Vėjas absoliučiai nulinis. Ar spės sustoti? Panašu, kad nespėjo. Tuo metu ten kažkas jau kyla. Ir kažkas tuo metu ore išjunginėja motorą, jo jau išjungtas. Sako, labai aukštai jisai čia parėjo. O, iš tokio aukščio. Kokį slydimą žiūrėk daro. Šonu visas dar eikti savo. Žiūrėk, ir vis dar slysta, vis dar šonu. Išsitiesina. Bam. Aš nemačiau, kiek jis pataikė. Žiūrėk, tai į vieną, tai į kitą pusę. Šiaip ne taip, žiūrėk, sustoja iki galo. Šauniai.
Mačiau, kiek jis pataikė. Bet Britai gerai pavarom, ne? Pareina dvi motorė tapkę. Tokiu greičiu. Nedaskrido. Va kokybė jos tokia. Taip iš toli jisai su greičiuku. Žiūrėk, pareina visai, jis sklendžia gerai, jo kokybė gera. Žiūrėk, dabar bam, bus dupiam. Nu, dabar tik sustok. Stok. Labai gerai. O, tik čia reikia sustoti, tik į šitą maršalą. Ten bus žalia vėliavėlė. Jis išlipo pats užsikurt. Šitas į starterio matomai nėra, bet tai yra leidžiama. Ispanai pareina su Batmanu. Kur jie taip aukštai? Žiūrėkit, va, kur žemė, kur jie. Žemėje. Kaip akmuo blemba, tai taip žiauriai. Nu, praskris čia, faktas. Spėjau. Žiūrėkit, čia vat pareina autožyras. Čia kažkur. Kokiu kampu smunka žemyn. Man klausimas, ar jam reikia variklius išsijungti. Nes ispanas, kai buvo sustojęs, atrodo, kad pas jį variklis toliau veikia. Šitas tai gražiai pataikys, dabar užtrauks. Per anksti žiūrėk. Bet variklis stovi pas jį. Na va, čia va pareidinėja vienas. Jam už nugaros ten vienas kyla. Graži trajektorija, čia kroatai. Trauks. Įima. Nu ką, vokietis autožyras. Va čia jis viršuje leidžiasi, kažkaip aukštai biški pareina. Loba kaip nužemėja staigiai. Nu, kad tik nebūtų per anksti dabar. Per anksti. Kažkaip daug nedaskridusių ir perskridusių. Čia vietis autožyras neria. Labai stačių kampų, kur tu čia jau pareidinėjai. Žiūrėk, mes su viršų matom. Oi, biškai virš asfalto čia užėjo. Teisėjai pasitraukė. Bum. Bet įtaikė gerai. Kas čia tokie? Ryti nežinai, iš kokios čia šalies? Čia Lenkas, man atrodo. Ai, Lenkas, jo. Lenkai, jo. Puikiai nusileido, bet žiūrėk, neužsiveda. Nu, davai, tu turi išvažiuoti. Tada turėsi išsistumti. Davai, fur. Nu ką,
Va, vaikinai, lipkit lauk ir stumkit. Jeigu patys išsistumsit, užsiskaičiuos taškai. Jeigu reikės pagalbos, bus baranka. Nu. O tai kad sraigtas viršutinis sukasi, jam reikia išjungti sankabą. Nes dabar starteris neprasuka viršaus. Jo, šitaip taškai užsiskaičiuoja. Taip galima. Ir teisingai Rytis sako, gerai, kad jie paskutiniai ir po jų niekas nebeina, nes jeigu dabar kažkas būtų viršui, turėtų daryti dar vieną ratą. Ja, turėtų tūpti. Arba... Tūpti į Ai, asfaltą. jo, teisingai, turėtų tūpti ant asfalto, jo, dar vieną ratą neleidžia daryti. Tūpti ir stoti į eilės galą. Nu ką, dvivietės skraidyklės, o pirmoji tupė. Kankamai greita tokia. Delta Jetas. Nu. Atrodo tvarkingai. Atrodo tupiam. Spektatoriai ploja, tai panašu, kad tupiam. Dar viena skraidyklė, dvivietė. Man atrodo irgi Apollo. Žiūrėk, dar neatrauks. Nors ne, blemba, kaip sklendžia jisai. Tūkšt. Nu, reikia šokinėja, stabdžiai geri. Jau sustojo. Iki maršalą. Visas lempas įsijungęs kaip Boeingas. Pražemėja ant greičio. Tūkst. Nu, visi ploja, reiškia dupiam. Su kuomis sustabdė. Svarbu buvo sustoti. Čia yra gyva eilė. Ir kaip matot, ant šito tako visi stovi pasisukę. Ne šiaip savo, nes tai yra saugumas, kai duoda gazą, kad viens kito nenupūstų. Ça va aller parce que le mec il galope. Regarde comme il galope. No problem. Le montage, tranquille. Oh, ça va être bien ça. De 50. Mais on se comprend. En haut. Tu veux là? Non, ça c'est pas de l'Indien, ça c'est des glorioles ça. Alors, numéro de compétiteur. Ah, tu vois, il est tout seul. Et ça veut rien dire, depuis tout à l'heure on dit un peu bas. Alors, du coup, Non, mais il est tout seul. Regarde. Ouais, voilà, il va pousser, il va pousser, il va pousser, il va pousser, il va pousser. C'est un 102, on est d'accord? C'est Oh beau. là là, Tai einam su kanistrais vakare vat, prie orlaivių su įrankiais. Rytoj yra užduotis Turn Point Huntas, kur reikės su limituotu kūru surasti kuo daugiau taškų, apskristi ir ten nuotraukų surasti. Tai šiandien reikia išsipilti, išsituštinti baką. Rytoj užpilsim tą jau pamatuotą kūro kiekį, kurį jau prieš kelias dienas pamatavom iš kanistros, ten tada užplombuos visą tai, ten taip toliau, bet šiandien reikia pasiruošti. Tai ir dar turiu lipduką. Rytis vat irgi tokį turi,
Anglai padarė 2,50, tai čia yra už vakar dienos tikslaus tupdymo rungtį. 2,5 tai yra maksimalus taškų kiekis, kiek galima gauti, tai vat, nu, anglai taip daro. Tai vadėsim lipduką. Tai tiek žinių šiandien. Tai gal čia kaip ir nori, žinai, nori pasišildyti dažnai termosų, ten apinioti tą tepalą, žinai, tą bakelį. Viskas galim nešti kanistrą tavo. Vaidai, norėjai darbelio, rapinę prikras. Nu, pabaigiam benzo išsipylimo, bakų išsivalymo darbus, keliaujam valgyti.